Mikolūnui varžovai ir Darinas Flečeris gali ginčytis, gali nesiginčyti, sprendimas jau priimtas dar kartą štai čia. Mikolūnas suvaidina gražiai, sakykime taip. Sprendimas priimtas, na galbūt sakykime, kad tiesiog likimas grąžino skolą. Prisiminkime, pirmajame kėlinyje Andrius Velička buvo pargriautas, Sauliaus Mikoliūno vaidyba, 10 balų be abejo. Darino Flečerio nepasitenkinimas suprantamas. Tačiau faktas yra toks, Lietuvos rinktinė netrukus gali išlyginti rezultatą įmušdama 11 metrų baudinį. Nedažnas atvejis apskritai Lietuvos futbole, kad bus suvaidinta įtikinamai. Galbūt galime prisiminti, na, irgi daug kalbėta apie tai, vaidyba ar nevaidyba tose rungtynėse, kurios buvo laimėtos Kaune 1-0, kai Darius Maciulevičius griuvo baudos aikštelėje ir suteikė Tomui Ražanauskui progą įmušti. Pergalingą įvartį iš 11 metrų baudinio, tuo tarpu čia Tomas Danilevičius gali įmušti savo 11 įvartį rinktinė ir jis įpelno. Antrasis Tomo Danilevičiaus tiklų smūgis šiame turnyre, jis tampa rezultatyviausių Lietuvos komandos žaidėjų, džiūgaujantis svečius ir galiai. Gestas provokuojantis, tačiau, na, emocijos. Galbūt atleiskime visą tai į vartų vidurį. Būtent tuo, kad kamuolys buvo pasiųstas į vartų vidurį ir yra klaidinamas vartininkas Kreigas Gordonas.